Labas. Bekeliaudama į studiją pagalvojau, kad profesionaliau lavinant vokalą mes susiduriam su daug mažų smulkmenų, kurias norėtumėm palavinti. Pavyzdžiui, šuoliai. Ir būna kartais nuobodu tiesiog dainuoti oktavas ar septimas šiaip tiesiog. Ir beidama pradėjau niūniuoti Love dainą su kas antrą natą šuoliu į oktavą žemyn. Tarsi būtų melodija ta pati, tik tai viršuj ir apačioj. Ir pagalvojau, kad visai smagus ir šiek tiek keistas užsiėmimas. Ir manau, kad tai pedagogiškai visai logiška. Tai galvoju pasidalinsiu su jumis. Labai smagu pasirinkti kūrinio tonaciją, kurioje pavyktų padainuoti ir aukštai, ir žemai. Pavyzdžiui. L is for the way you look at me. L is for the way you look at me. Ir tada pasilinksminti, taip, tai skambės šiek tiek dirbtinai, bet kai mes žinom melodiją, mūsų protas bandys rasti pozicijas, kada dainuoti aukštai, žemai, į kurią konkrečią natą pataikyti. Ir žinoma, kad gali būti nepatogu, gali nepataikyti, bet manau, kad taip labai lavinsis poziciškumas ir bandymas išgirsti natą, nesvarbu, kokiam diapazone jinai būtų. Ką turiu omeny? L is for the way you look at me. O is for the only one I see. Ir taip toliau. Ir tai žinoma gali būti bet kokia daina, nebūtinai tokia melodiška, bet mano galva tai yra gal net ir linksmesnis ir įdomesnis būdas praktikuoti tokius dalykus kaip šuoliai. Kaip pavyzdžiui, džiaze mes visai nemažai su tuo susiduriam, kai norim improvizuoti ir nenorim nuolatos dainuoti aukštyn ir žemyn, norim panaudoti daugiau šuolių, tačiau bijom, nesam tikri, nes negirdim viduj, kur esam ir kur norim pabaigti frazę. Tai tiesiog norėjau pasidalinti su jumis. O jeigu norit daugiau puslapčių sužinoti apie dainavimą, visada galite man parašyti ir susitart pamokai. Iki.